kinietiškos kameros pažeidžia nacionalinį saugumą. Per tokią politinę situaciją kiniečiai išmesti iš draugų sąrašo, taip pat išmestos ir mano mėgstamos Dahua kameros. Taigi Dahua, Hikvisionas ir visos kitos kinietiškos kameros yra išbrauktos, tiksliau ne tai, kad išbrauktos, yra įrašytos į juodąjį sąrašą, kurių negalima montuoti į valstybinės institucijas. Taigi, mano rankose saugi kamera, kuri turi NDAA sertifikatą. Tas NDAA tai yra JAV įstatymas, kuris siekia apsaugoti nacionalinį saugumą. Tai ne tik JAV ir visose kitose šalyse. Tai sakykime, kamera pagamino Koreja, korejietiškas produktas, ir jisai atitinka visus saugumo reikalavimus. Tai vagi. O tokia kamera, nauja, rimta, patvari. Techniniai parametrai jos labai neblogi. Sakykime, motorizuotas objektyvas nuo 2,7 iki 13,5, darbo temperatūra nuo -40 iki +55, IP67 atsparumo klasė ir dar turi IK10 lygį, tai yra nuo sudaužimo. Taigi, ir visas kitas deklaracijas ir saugumo visus lygius, kokių reikalauja šiai dienai, ne? Bet, sakykime, aš ją čiupinėjau kokias jau 2 dienas, paleidau, aišku, aš ją pasižiūrėjau, kaip jinai rodo puikiai. Bet, ONVIF protokolo neturi, internetinės naršyklės neturi, nieko jinai neturi, viskas išmesta iš jos, kaip sakyti, dėl saugumo viskas išbraukta, išmesta. Tai čia kaip naujausias iPhone'as, žinai, iš pradžių krauna kameras, ten tą jungtis visokias, o paskui mažina, žinai, tai vat pamažinam ir tipo naujovė. Tai čia irgi viskas yra sumažinta iki tam tikro saugumo lygio. Mikrofonų jau nebėra, negalima. Aišku, įėjimą turi mikrofonų, bet pati kamera integruoto ne. Taigi, va taip vat, ją paleista, aišku, yra reikalų, bet programas turi, softus turi, mobilią aplikaciją turi irgi, sakykim taip, ir vagi, produktas Made in Korea.